Sveiki, mėlyjei. Pabursiu šiandien su šitom kortom, kur senai su jom jau dirbau, kurį laiką nedirbau ir paklausim daug klausimų. Ką norėtų čia kaip ir kitai savaitei, ar kada bežiūrėsit. Ir noriu su jums pakalbėti. Man YouTube'as, kadangi mano prenumeratorių jau šiek tiek yra ir ne taip mažai, man davė naujas funkcijas. Aš dabar galiu bendrauti tiesiogiai su savo bendruomenė, bet tik tai ta, kuri užsiprenumeravus. Ir aš bandysiu vakarais, kaip turėsiu laiko, paleisti šitą įrašą tokį kartu gyvai. Ir galėsit su manim kartu, darysiu būrimuką ir galėsit uždavinėti klausimus ir aš jums burdama atsakysiu. Tiesiog atsakysiu be burdama, be bendraudama, besišnekėdama su jumis. Galėsit žinutę parašyti, klausimus galėsit. Aš dar to mechanizmo ten nesnį kartų nesudarius. Dar tokio įrašo, bet jis darysiu. Bet kartoju, jie ten leidžia tik tai tarp tų, tokia kaip ir bendruomenį mano kanalų, kuri užsiprenumeravus. Tie galės su manim tiesioginius turėti. Tai prenumeravimas yra dėl to labai svarbus ir būtinas. Jeigu norėsit nemokamų, savo bendraujant klausimų užduoti ir tiesiog aš jums tokį būrimuką galėsiu padaryti nemokamą. O dabar klausim, ką nori pasakyti jums. Čia yra stebuklingo veidrodžio taro. Ir čia yra veidrodis, kur saugotojas veidrodžių, matot, laiko du žmonės veidrodį, kuriame žmogus išeinantis kažkur tai į naują nežinomybę, į naują kažkokią ateitį, į naują kažkokią perspektyvą. Tai graži švari korta ir suprantat, tai yra žvakės dega, viskas gerai, tai apšviesta. Visur, kur žvakės dega, ten švaru. Ir viršuj dega, ir apačioj, ir šonuose visur žvakės. Tai reiškia, yra išvalyta, švarų. Tiesiog įeinat jūs savo energetiką į kažką labai švaraus, gražaus ir naujo. Tiesiog išsinulinat ir prasideda jūsų naujas etapas. Kaip ir kiekvienų mūsų tas etapas laikas nuo laiko prasideda. Taip ir čia. Ir dabar taurių pažas. Taurių pažas tai yra kažkas tai naujo. Šiaip tai taurių pažas visada jauną žmogų rodo, tokį jauną, tai kažkas naujo, ko jūs neturit, kažkokie geri jausmai. Ir taurių pažas visada turi taurę, iš kurios iššoka žuvytė. Žuvytė tai materialus, tai ir jis rodo viską, seksą, pinigus, materialų, meilę. Žuvis tai rodo jausmus ir tai yra geri jausmai. Ir tai tokį, kad bet rodo kažkas tai naujo jūsų gyvenime. Galbūt materialiuose dalykuose, va, kur čia rodo kažką tai švaraus ir gražaus išeinat. Gal tai jausmų sritis kažkam atsiveria, kam tas aktualu, kas esat paieškose, kas ieškot, ir vyrai, ir moterys. Čia yra taip tęsinys. Čia išėjimas, čia jum rodoma sėkmė ir čia šešetas kardų, tai visada
nupiešta visose, bet koks dailininkas piešia, dažniausiai būna valtis, kur vyras savo moterį ir dar su vaiku dažniausiai būna, bet, žodžiu, žmonės iškeliauja į kažkokią naują ateitį. Vanduo tai yra jausmų stichija, kardai susmeigti, va ten rodomi kardai, žąslai, tai yra kardai tai yra išmintis, protas ir sprendimai. Šešetas tai išėjimas iš problemų, penketas problemus. Visada penketas bloga korta, o šešetas reiškia pajudėjau į priekį. Iš savo to sąstingio, iš tų savo negatyvų, iš savo visų tų abejonių ir problemų pajudėjau į priekį. Tai gerai, tai tegul taip ir būna. Visi to tikriausiai labiausiai ir norėtumėt savo likime. Ir dabar vienatvė. Kažkas išeisit iš savo vienatvės, kažkas taip išeisit į kažkokią tai, kur kažkas gal kur vienišas nerasdavot sprendimų, kažkas padės, nes čia išėjimas. Ir Pentaklių karalienė, tai Pentaklių karalienė tai yra turtinga, tai šeimos moteris. Kitos karalienės rodo visokius nuotykius, visokius pramogas, visokius viską, o Pentaklių karalienė tai yra statuse. Tai jau, kaip sakant, turinti savo gyvenimo partnerį. Vyrai, gal jūs va tokią Pentaklių karalienę gausit. Tai bus save apsirūpinusi moteris, arba jūs ją padarysit tokia, kad galės savo turėti labai gerą gyvenimą, sotų, be problemų, saugų gyvenimą. Jinai puikiausiai moka tvarkytis, Pentaklių karalienė, su finansais, su savo resursais, su savo aplinka, moka tvarkytis namus, elgtis su pinigais, ir jie elegantiškai, gražiai, ir ji tokia mėgstanti turtą moteris. Nu ir kuo visas baigsis? Gerais jausmais, tikrai labai gerais jausmais, nes čia tūzas taurių. Ir čia nupiešta šito dailininko, tai angeliukas, paukštis, tai angeliukas, kad čia jausmai eina per kraštus, čia iš taurės kaip ir fontanas, tai begalės gerų jausmų. To aš jums linkiu, mėlyjei. Būkit laimingi, būkit sėkmingi ir prenumeruokit, pabandysim jums ateityje daryti tuos būrimus gyvai, jeigu jums patiks, jeigu to norėtumėt. Vakare turėdami laiko ir pabendrautumėm artimiau. Iki pasimatymų, mėlyjei. Geros jums savaitės ir geros ateities, nesvarbu, kada žiūrėsit.